Remontuosim kiek rečiau Lietuvos gatvėse sutinkamą automobilį. Bežiūrint šį video galvojat, kad tai šis automobilis, bet ne. Remontuosim Lincoln Town Car, berods 94 metų. Problema tame, kad jisai nesiveda. Starterį suka, bet vestis nenori. Akumas buvo pasėdęs, jisai kurį laiką pas mus pastovėjo, neįmanoma buvo įeiti. Greičiausiai silpnas akumas ir jau trumpinantis. Kad čia dar galime papasakot. Plastikai numesti truputėlį anoj pusėj, nes panašu, kad nesivedė dėl imobilizerio priežasties. Greičiausiai taip. Vėl akumas pilnai miręs. Na ką, pirmų reikalų dedam pakrovėjo akumuliatoriaus ir tada žiūrėsim, kame reikalas, bet imobilizeris pas juos randasi anoj pusėj po daiktadėžę. Esmė tame, kodėl galvojau apie imobilizerį. Kuomet mėginiau užvesti automobilį, tai šioje vietoje mirkčioja imobilizerio lemputė. Tai rodo, kad jisai blokuoja automobilio užvedimą. Tačiau paskaičius išsamiau apie būtent šio imobilizerio veikimo principą, tai jisai turi blokuoti starterį. Starterį šiuo atveju suka. Vadinasi, imobilizeris kaip ir ne prie ko, nors ir blikčioja lemputė imobilizerio. Prieš tai automobilis buvo pas kitą meistrą, pas mechaniką ir tenai mėgino vest, pasakė, kad nepaduoda kuro. Tiksliau, ne tai, kad nepaduoda kuro, bet purkštukai neatsidaro, matyt. Tai yra nepurškia kuro, nėra uždegimo. Tai žvakės nesuveikia. Kraunam akumuliatorių ir mėginsim žiūrėti per naują, kame čia reikalas, ar tikrai mes negaunam kuro, ar neatsidaro purkštukai. Tai va, jau kameros neįjungęs buvau, truputį pasikrapščiau prie automobilio, bet trumpai problema yra rasta. Truputį teko nusimesti oro padavimą. Pradėkim nuo to, kad pamėginam užvest. Kaip ir minėjau, jeigu yra imobilizerio problema, tai jis neleis sukti starteriam. Garsų pilna. Starterį jisai suka. Taigi, su imobilizeriu viskas tvarkoj. Taip, su imobilizeriu viskas tvarkoje. Judam toliau. Toliau žiūrim. Toliau žiūrim. Prieimą pasidaręs. Fiškutė nuimta nuo vieno iš purkštukų. Tai mes turim turėti maitinimą. Ką darom? Paimam test lightą. Pasijungiam prie įžeminimo. Tikrinam, įžeminimas ok. Gal netgi neatsikabins. Ir galėsiu parodyti. Va, čia mes turim maitinimą. Ne čia. Štai šį čia turim. Nu, dega. Pradėkime nuo to, kad turim raudoną ir žalią berods laidą šiuo atveju. Tai yra tas raudonas laidas eina kiekvieno iš purkštukų. Čia V8 variklis, tai yra 8 cilindrų. Šitam kontakte turi būti pastovi srovė. Nu, jungus degimą, aišku. Ir tuomet užsidegs lemputė. Bet tai neužsidega. Dabar taip padarom. Jungiam degimą. Štai. Degimas įjungtas. Nusėdo batarkė. Tai vat, degimas įjungtas dabar. Einam tikrinti. Pasiėmam test lightą. Test lightas įsižiebė. Atsiprašau, nesimatė, įsižiebė, tai masė gera. Degimas įjungtas šiuo metu. Nedegam. Toliau įsijungiam schemą. Taigi, įsijungiam schemą ir žiūrim. Štai purkštukai. Purkštukai turi bendrą maitinimą, raudonas laidas. Ir kiekvienas purkštukas turi atskirą savo žeminimo laidą, signalo laidą, kuris eina į variklio valdymo kompiuterį. Variklio valdymo kompiuteris tiesiog įžemina purkštukus, tai yra solenoidus, kadangi solenoidas normalioje būklėje yra uždarytas. Tai kai yra aktyvuojamas magnetinis laukas, ta vadinama datelė pasislenka į viršų, atidaro ertmę ir taip yra purškiamas kuras į cilindrus. Tai va, tam, kad viskas veiktų tvarkingai, mes turime visų pirma turėti maitinimą šiuo raudonu laidu. Tai yra visiems purkštukams jisai yra bendras, ateina štai
Iš čia mums reikia surasti jo saugiklį, 27 ir 28 kontaktai. 27-28 kontaktai, žiūrim sekantį puslapį, prisiartinam. Taip, susifokusavo, 27-28 nueina į viršų, tampa 14-15 kontaktų kitam puslapį, prisiartinam, 14-15 kontaktai. Tai 15 kontaktas eina per PCM Power Relay. Tai yra variklio valdymo kompiuterio RLM. Ir turi aktyvuotis nuo 30, tiksliau neaktyvuotis, aktyvuoja 86-85. 30 kontaktas yra pastovaus maitinimo, ateinančio iš saugiklio 30 amperų, kuris randasi variklio skyriuje. Tai pasitikrinsim tuo į saugiklį. Tiksliau aš jau tikrinau ir čia šitoje vietoje viskas yra tvarkoje, mes maitinimą tenai turim. Tačiau iki relės maitinimas neateina. Einam patikrinsim, aišku, kartu, dar sykį. Geltonas laidas su juodo juostelė, yellow black, į 30 piną relės. Ten ir tikrinam iš karto. Einam prie reliukės, randasi šiam linkolinė šitoje vietoje įtvirtinta. Šių išsiardžiau. Ir vat šitai vat stovi. Tos reliukės, šita vat relė ir yra atsakinga už variklio valdymo kompą. Tos relės slepiasi va tokioje va dėžutėje. Vat. Ups. EC Power Relay. Tai būtent tą relėm. Žiūrim, ką turim. Štai tas geltonas laidas su juoda juostelė. Iš šitos pusės. Geriau matosi, geresnis priėjimas. Dar sykį įsitikinam, kad masė pas mus tvarkinga. Įsižiebė, viskas tvarkoj. Tikrinam. Neįsižiebė. Tai turim šičia problemą, matyt. Eime į kitą pusę. Tuo pačiu dėrimas dar vis įjungtas ir maitinimas ten turi būti. Sorry. Aš aišku užbėgau į priekį, bet, reikės dar sykį čia grįžti ir pakartoti tą patį. Esmė tame, kad saugiklį tai ištraukiau. Dabar saugiklį aš berods padėjau šį čia. Vat. Tas 30 amperų saugiklis. Ir jo vieta yra šį čia. Tai vat. Test light. Tikrinam. Dega. Ok. Tikrinam saugiklį. Dega. Ir dega. Saugiklis veikas. Ir einam patikrinsim dar sykį kitą relę. Tai mums reikia prisijungti prie šito laido. Taip, jungiamės prie masės. Visuomet pasitikrinam. Visuomet susižiūrim, kad dega, pliusas masė, kad masė tvarkinga. Tai šiuo atveju masė tvarkinga. Dar sykį pasižiūrim, patikrinam purkštuko fiškę. Maitinimo nėra. Taip, dabar tikrinam čia. Nieko nevyksta. Maitinimo šį čia nėra. Turim tai, kad saugiklis geras, bet iki relės neateina srovė. Žiūrim schemą. Ką tai reiškia? Tai vat mūsų saugiklis ir mūsų relė, kur mes tikrinam ką tik, kur mes jungiam ką tik test lightą šitoje vietoje ir šitoje vietoje. Tai šioje vietoje srovė yra, šioje vietoje srovės nėra. Mes turim vientisą laidą nuo saugiklio iki relės 30 kontakto. Tai išvada peršas paprasta, kad kažkur yra pažeistas laidas, trūkęs, dalinai trūkęs. Jeigu dalinai trūkęs, mes galim matyti nejungę degimo 12 voltų srovę, arba battery voltage, tai yra akumuliatoriaus voltažą. Bet įjungus degimą, tai yra moduliam ir kitiem elementam pareikalavus tam tikros srovės stiprio, jiem reikalingų, kad veiktų. Mes nebeturėsim to pačio voltažo ir srovės stipris tiesiog negalės praeiti per, tarkim, 10, 20, 50 gyslų laidą, kai lieka 1, 2, 3 gyslos. Tai vietoj ten, tarkim, 12 voltų mes turėsim 3 voltus, liečia srovės stipriai, tai yra amperažą. Vietoj ten, tarkim, 2 amperų mes turėsim miliamperų zonose, tai arba 0.
priklausomai koks pažeidimas. Toliau turbūt būtų įdomu sužinoti, ar laidas yra visiškai trūkęs, ar dalinai pažeistas, likę keletas sveikų gyslelių, ar signalas apskritai praeina, nepraeina. Paprasčiausias būdas, kadangi turim pakankamai gerą prieimą, pasiėmam multimetrą, įsijungiam praskambinimo funkciją, šitą vat. Kurį laidą raudoną ar juodą jungti, į kurią pusę visiškai nėra skirtumo. Tai šiuo atveju, tarkim, raudoną paleisim šičia, o juodą paleisim prie saugiklio tenai. Ką darom? Mes dabar šiuo šalimais prisijungiam prie kontakčiuko, nieko nepažeidžiant, atsargiai įjungiam, kaip minėjau, tą praskambinimo funkciją, einam į vieną pusę. Ir jeigu ten liko bent viena gysla, mes matysim, mes girdėsim garsinį signalą, kad praeina srovė. Ta silpna srovė laisvai praeina per vieną laido gyslą. Ir jeigu laidas yra pažeistas, vis tiek rodys, kad su juo viskas yra tvarkoje. Tačiau jeigu laidas yra visiškai trūkęs, tai mes negirdėsim jokio signalo, mes matysim tai, ką mes matom ir taip, reikšmę OL. Taigi ištraukiam saugiklį, kurį pametam kažkur tenai. Dar vienas momentas, kad prisijungtume prie teisingos pusės, kadangi turim dabar du kontaktus, štai fokusuokis. Turim du kontaktus, kairiai ir dešiniai, tai yra iš vienos pusės nuo akumuliatoriaus ateina pastovi srovė, tai tenai lemputė pas mus užsidegs tas laito, o kita pusė eina į nurodytą reliukę. Tai tam, kad žinoti, prie kurią pusę prasiskambinti, prie kurios pusės jungtis, mes tiesiog elementariai pasiėmam test laitą. Pasijungiam prie masės, kad ir akumuliatoriaus. Ir štai tokiu būdu nustatom, kad kairiai pusėje, taip žiūrint, turim pastovią srovę, dešiniai pusėje neužsidega. Tai šitas kontaktas ir yra mūsų dominantis laidas, tai yra einantis nuo čia į kitos relės. Prisijungiam prie kontakto, tiesiog priliest užtenka. Ir nieko nevyksta, o reikšmė ta pati OL. Vadinasi, turim atvirą grandinę. Aš iš karto čia pasiruošiu vieną dalyką. Iškart parodysiu, turim tokį signalo generatorių, tokį blokelį. Ką jis daro? Vienas jo laidas prisijungia prie akumuliatoriaus pliuso, ateina į tą blokelį, blokelis sugeneruoja reikiamą srovę signalą ir mes tą signalą leidžiam mūsų dominantį laidą. Tai yra šiuo atveju mes pasijungiam prie šito pinuko. Pino negadinu, adatėlė yra mažo diametro, nepraskečia to pino. Taip pat tai reikia būti atsargiam, kad nesugadinti kontaktinių vietų, kad po to ateityje problemų nebūtų. Ten ant stalo valiojasi tas detektorius, žodžiu, eisim, pipinsim, žiūrėsim ir matysim, kurioje vietoje yra tas trūkis, kur dings garsinis signalas. Bet dabar ne apie tai, tuoj mes prie to prieisim. Dabar mes tikrinam su multimetru, tikrinam, kad laidas nepraleidžia signalo, bet neparodžiau, kad kaip elgsis multimetras, kuomet su laidais yra viskas tvarkoje, arba bent viena gysla yra tvarkoje. Tai va, tiesiog sujungus, mes girdim garsinį signalą ir tuo pačiu ekrane matom varžos reikšmę. Šiuo atveju nulinė, laidai trumpi. Su multimetru viskas. Jau patvirtinom, kad srovė iki relės neateina. Saugikliniai viskas tvarkoje, srovė yra. Multimetru mes nustatėm, kad laidas yra visiškai trūkęs. Mes dabar pasijungiam su tuo vadinamu signalizatorium. Turim va tokį davikliuką, kuris skleidžia garsus. Ir su tokia antenytė mes tiesiog einam palei laidą, kuriuo generuojamas yra signalas, ir spaudžiam mygtuką. Ir turim girdėti pipsėjimą. Štai tokį būdingą. Kuo tylesnis pipsėjimas, tuo tiesiog laidas gal užsiverčia kažkur tai piniai, tarkim, į apatinę pusę ir panašiai. Tai mes tiesiog girdėsim ir tenais. Ir kaip minėjau, probleminę vietą aš jau radau. Tai ten viskas tvarkoja, laidas nueina ir su juo viskas gerai čionais. Ir tas laidas ateina iki šitos saugiklinės. Tai va tapinė. Šičia viskas kaip ir ok. Izoliacija sena. Truputį pažeista, bet no problem. Šičia problemos nėra. Mes galim elementariai pamėginti vėlgi su šito pačiu signalizatorium. Tai va, tas laidas, laidų pinė tiksliau, ateinantį iki relės. Štai mūsų dominanti relė. Čia turim tą laidą, kurioje turi ateiti srovė iš tenais.
spaudžiam tą signalizatorių ir girdim tiesiog šnipštimą, jokio signalo nėra, jokio garso nėra. Tačiau jeigu mes tiesiog užkišim kažkur ten truputį giliau, kur ta laidų pinė nueina, tai jums minimaliai girdisi. Ten kažkiek pagauna to signalo. Tai ką darom, dabar išjungiam degimą. Nereikia eikvot tas elektros brangi šiais laikais. Tai išjungsiu tą signalizatorių. Taip, šį čia girdėjom kažkokį tai silpną, bet girdisi signalas, o šitoje vietoje jau nesigirdi. Tai ta laidų pinė čia ateina ir kažkur čia turim tą problemą. Ir kai lendau žiūrėt, kur ta problema, čionais buvo situacija tokia, kad ta laidų pinė gulėjo štai ant šitos auselės. Auselė, kaip matot, yra tokia korozijos žymės buvo, likusios dabar nuvaliau. Patraukiam šalin štai šitą bloką. Ir traukiam lauk šį laidą. Pinę. Paverčiam. Ir tenais matos pažeidimai. Pamėginsiu priartinti. Pažeisti laidai keliai yra. Dabar reikia prasiardyti tuos laidus. Ir mes aiškiau matysim visą tą situaciją. Bet geriausias dalykas, ką mes galim dabar padaryti, tai atjungti akumuliatorių, kad jokio maitinimo sistemų nebebūtų. Ir tada saugiai galėsim sutvarkyti šitą vietą ir automobilis vesis. Laidas pašalintas. Turėjome tokį grožį. Visiškai sutrūkusi. Liko tik tai viena dalis izoliacinės medžiagos. Ir šita vieta jau sutvarkyta. Aišku, reikalingi termokembrikai su klijais. Šalia laidas buvo taip pat truputį pažeistas, bet varinės gyslos veikos. Tai jis tiesiog izoliuotas lipnia juosta, izoliacinė juosta. Dabar belieka viską susukti vietą, prieš dengiant izoliacinę juostą visą šitą kipą laidų. Manau, reiktų prijungti kelis daviklius atgal ir pamėginti užkurti automobilį. Taip pat prijungti atgal fiškutę kuro padavimo, na ir akumuliatorių, aišku, paimti atgal. Pamėginsim užkurti, jeigu kūrėsi ir viskas ok, tai dedam viską į vietą, informuojam šeimininką, alai važiuoja pasiimti automobilio. Saugiklis įdėtas į vietą, akumas pajungtas, čia porą fiškučių pajungiam, purkštuką pajungiam atgal. Pagal viską dabar turėtų kurtis be problemų. O, wish me a good luck. Degimas. Kūrėsi. Dirba negražiai, nes dabar oras patenka tiesiai į sklendę. Ne per oro srauto matuoklę, ne per filtrą, ne per visą tą dėžę. Tai va, tuoj viską izoliuosim čionai, padarysim iki galo, sujungsim, sudėsim atgal visus plastikus ir galima bus judėti toliau. Visai įdomus aparačiukas. Ir sėdynės tokios fataliukai. Tikrai įdomus ir patogus automobilis, neįprastas mūsų gatvėse. Atkreipia dėmesį kiekvieno praeivio. Tai va. Ir toliau džiugins aplinkinių akis. Tiesiog šalšaltas yra gazas. Čia visą laiką dar? Ne. Čia dėl duojančių, ne? Ne, kažkas jam yra. Buvo biškas jam šyla. Jis matyti arba... Jisai turėtų riebų užtirpęs, suprantis. Jis turėtų riebų mišinį. Sušėlą. Duodi nedirbu.